Yra vaikų, kurie laksto, bėgioja, laipioja, jų yra visur labai daug. Ir su tokiais vaikais tiek tėvams, tiek specialistams, yra vargo. Ir yra vaikų, kurie sėdi tyliai, yra nedrąsus, atsargus ir jie niekam netrukdo, nieko neprašo. Ir apie tokius vaikus mes sakom, koks geras vaikas, koks jis yra patogus. Tačiau ar visada patogus reiškia, kad vaikui yra lengva? Gal vienų vaikų elgesį mes pastebime labiau todėl, kad jie mums trukdo, o kitų pastebime rečiau arba nepastebime apskritai, nes jie nieko nedaro, jie netrukdo mums. Ir ar tas vaiko užsisklinimas yra gerai? Apie tai šiandien pakalbėsim. Turiu svečią, tai Dalių Kurlinką, medicinos psichologas, psichoterapeutas, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorius, psichoterapijos centro terapeutika bendra įkūrėjas. Taigi, Daliau, aš iš karto už tokio klausimo, kuris man labai rūpi, daug kas sako, hiperaktyvus. Ir jį taiko praktiškai visiems vaikams, kurie yra, nors kažkiek energingesni. Tai kuom skiriasi, kur ta riba yra, kur hiperaktyvus ir kur tiesiog yra judrus, gyvybingas vaikas? Ta riba tarp to aktyvumo ir dėmesio sutrikimo ir tokių įprastų aktyvumo lygio variacijų čia yra tokia aiškesnė, nes yra tam tikri diagnostiniai kriterijai, kurie turi būti stebimi tam tikrą laiko tarpą, neturi būti epizodiniai, momentiniai, tai turi būti nuolat, nes tai yra vis tiek neuroraidos sutrikimų grupiai priskiriama. Ir taip, jeigu plačiau neuro įvairoviai ar neurodivergencijai, kartais tokie terminai naudojami, jie šiaip nėra klinikiniai iš tikrųjų terminai, jie labiau tokie atėję kaip toksai darinys apibūdinant tam tikrą grupę žmonių, ar ne. Tai toks vienas skirimas, kad yra tam tikri diagnostiniai kriterijai, kuriuos gali nustatyti tik tai gydytojas, iš tikrųjų tai gydytojas psichiatras, o taip žmonės iš akies, jeigu pažiūri, tai kad ir kaip ten įvardina, dar nereiškia diagnozės, ar ne. Ir tai nėra, kad vien tik vaikas laksto ir bėgioja, tai yra visas paketas. Yra diagnostiniai kriterijai, kad tai turi būti ne šiaip, kad didelis aktyvumo lygis, bet būtent tokie sunkumai vienoje vietoje nusėdėti, netgi gali atrodyti, kad iš šono vaikui tai yra kančia. Kaip tai pasirodo? Jisai, pavyzdžiui, prie stalo sėdės visą laiką. Jo, linguoja, judina rankas, taip yra, sukasi aplink savo ašį, taip gali būti, kad netgi atsistoja kažkuriu momentu, tiesiog išeina, nepaisant to, kad bandoma susitarti pasėdėti. Ir čia nėra, kad vaikas priešina, šitokį noriu niuansą, jei kalbame apie sutrikimą, nes vaikas gali norėti netgi kažkur viduje, kad reikia sėdėti, bet tiesiog atrodo, kad pats kūnas neišeina inicijuoti to dalyko. Tai vienas toksai dalykas. Toliau kitas, kad yra nuolat šokinėja dėmesys nuo vieno prie kito dalyko, bet koks dirgiklis, kažkas ten sutriukšmavo, jau išblaškė, jau žiūri, pavyzdžiui, ten prašomai užduotis kaupti, išgirsta, kad kažkas paukštis, pavyzdžiui, sučiulbėjo, viskas ten dėmesys ar ne, ir taip toliau. Tai yra tam tikrai ir diagnostiniai kriterijai, kurie ten yra, padinkim, du komponentai. Vienas apie dėmesio išlaikymą, dėmesio nukreipimą, kiek geba išlaikyti dėmesį, kiek lengvai dirgikliai patraukia, kiek taip, jeigu paprastai sakant, panyra kartais save į fantazijas kažkokias arba pameta dalykus, užmiršta kažkur, toks blaškus vidury pokalbio gali būti, kad pameta esmę. Ir, pavyzdžiui, vidury pokalbio gali labai sunku būti, kad išlaukti eilės, net neužbaigus kitam kalbėti, jau pradeda atsakymą ant viršaus taip dėti. Ir tai nėra, kad vien tik vaikas energingas, laksto bėga, atrodo daug energijos turi, bet tas yra toksai komponentas, bet tam tikrą prasme tas yra sunkumas vienoje vietoje pasėdėti, sunkumas reguliuoti tą energijos lygį ir jį nukreipti, sakyčiau. Vienas tokių, kur ir skiriamųjų bruožų. Ir jeigu dar taip išsiplečiant, tam tikrą prasme, netgi tas pavadinimas aktyvumo dėmesio sutrikimas, kaip jisai oficialus yra, bet jisai nėra teisingas iki galo, nes jeigu šiuolaikinį mokslą mes žiūrėtumėm, tai
labiau būtų taip sąžiningiau vadinti, vėl čia nėra oficialus pavadinimas, bet planuojama kažkur gal ateityje pervadinti, būtų vadinama, kad vykdomosios funkcijos ir pakitusio atsako į atlygį sutrikimas būtų sąžiningai vadinti. Tokį ar ne, nors ten kartais ten netgi ne tiek hiperaktyvumas, ne tas aktyvumo lygis problema netgi ir ne tiek tas dėmesys, nes, pavyzdžiui, gali netgi hiperfokusas būti, gali 12-16 valandų žmogus turinti šitą sutrikimą, čia kartais pranašumas toksai tam tikras gali būti srityje, jeigu tas sritis yra įdomi ir natūraliai apdovanojanti žmogų. Tai čia gaunasi taip, kaip kokio, aš nežinau, kaip gavęs narkotikų žmogus, jam viduje ta chemija susikūrė, kad aš tonus ir galiu tiek ilgai dirbti. Kas tą visą užvaro? Kiek yra žinoma, kad yra būtent dopaminerginė sistema, tas dopaminas arba atlygio sistema, kame yra problema, kad iš esmės, jeigu yra įdomi užduotis arba geba įsitraukti, tai jeigu žiūrint pati dėmesio apimtis, netgi dėmesio išlaikymas yra dažnai kai kuriuose testuose netgi gali rodyti normos rezultatus, priklausomai kiek įsitraukęs. Kame yra sunkumas, ar ne, kur dauguma žmonių, pavyzdžiui, kurie neturi to sutrikimo, tarkim, reikia apmokėti sąskaitas ar ten kažką skaityti ir taip nesinori, bet mes darom, galim inicijuoti ir mes išlaikyti valią. O čia šitiem žmonėm, pavyzdžiui, kas yra sutrikimas, netgi jeigu jis žino, kad reikia ir kad tai svarbu būtų, reikalinga netgi ir taip toliau, tiesiog neina inicijuoti, jos smegenis sako, mes tau neduosim dopamino šitai užduočiai. Nėra verta daryti tokio ir neduodam ir sako, einam daryti šitą. Čia vienas irgi tokių bruožų, kad yra impulsas veikti, netgi kai jau žmogus sąmona, kad tas impulsas veikti, reiktų kažkaip jį stabdyti, tiesiog kartais neišeina, netgi nepaisant norų. Ar pavyzdžiui, tasai, trumpingiam, hiperaktyvumu pavadinsim, jisai būna toks, švarus sutrikimas? Ar vis tiek jį lydi dar kažkokie kiti paraleliniai? Tokių, pavadinkim, grynuolių netiek ir daug. Būna žmonės, kad turi vien tik aktyvumo dėmesio sutrikimą ir nieko daugiau, bet įvairūs tyrimai šiek tiek ten yra tų tokių, pavadinkim, variacijų kaip ir visur, bet dažnu atveju netgi maždaug apie pusę, kai kur netgi ir 2/3 turi bent vieną kitą gretutinį sutrikimą, tarp kurių, pavyzdžiui, būna dažnai, tikrai ne visada, bet dažniau matome, jeigu autizmo spektro sutrikimas su aktyvumo dėmesio sutrikimu dažniau eina kartu, neretai būna nuotaikos ir nerimo sutrikimai, labai dažnai, pavyzdžiui, būna depresija. Irgi, tikrai ne visais atvejais, bet didesnė negu bendroji populiacijai ir nerimo sutrikimai labai dažnai kartu. Ir dabar tam judriam vaikui yra pačiam sunku gyventi, ar labiau su tuo vaiku gyventi? Ir taip, pasakysiu, kad abu variantai. Ar vaikas supranta, kad jam kažkas yra ne taip? Nuo tam tikro amžiaus gali pradėti suprasti, bet, pavyzdžiui, gali būti taip, kad čia priklauso irgi, čia dar yra kitas dalykas, kur intelektas, pavyzdžiui, kuris yra nesusijęs su to, čia yra atskira charakteristika, pavyzdžiui, ar ne, ir kiti brandos parametrai, taip toliau, tai gali kartais jau, tarkim, taip sąmoningiau, dažnai link tokios prieš paauglystės, taip vadinamos tokios būklės 8-9 kažkur metai tokie, kur kažkas... toks gal kartais 1 klasėje, kartais 2, 3, kažkur gali jau pradėti suprasti, kad ten kažkas kitaip, bet dažnai taip giliai, taip iki galo, natūraliai vaikai dar ne visai sąmo, tiesiog, kad kitaip ir daug dažniau būna, kad dėl ko, pavyzdžiui, vėl tokio, tai čia jau toks neklinikinis dalykas, bet labiau, padinkim, psichologinis dalykas, tai yra pažeista savivertė, dekompensuota savivertė dažnai būna šitų žmonių, nes kas nutinka, tai galim sakyti, dalinai tas kentėjimas vis tiek grįžta į tą vaiką iš to, kad kiti tam vaikui yra nepatenkinti kažkokiu būdu, nuolat
koreguoja, turi, kaip sakant, Reguliuoja, gaunas jo taisykles reguliuoti, deda. mikrovadybą tokią užsiemam, kartais irgi pratrūksta, ar ne, nes, taip sakant, irgi gal neužtenka savireguliacinių gebėjimų, ar ne emocijų, bet daug dažniau, taip pratrūksta, pavyzdžiui, plus dažnai girdi iš aplinkos tokių terminų, dabar šiek tiek keičiasi tas, nes pradeda suprasti žmonės, bet dar šviežia yra, bet dauguma tų žmonių augdami, kaip taisyklė, girdėjo, kad tinginys, tokį terminą, ar ne, kad kažkoks, ir dažnai įsineša savo viduje, tas gauna tokias žinutes, dažnai būna ta savivertė tokia pažeista iš tos pusės, kad būna tokio tapatumo dažnai dalis, kad aš tinginys, neturiu valios ar ne, ir kažkoks netoks, tai pradžioj dažniau labiau toks, pavadinkim, savistigmatizavimo toks suvokimas, o kur jau taip pilnai pradeda įsąmoninti, labiau link paauglystės gali, kad yra kažkaip kitaip veikiančios smegenis ar ne, kitokius atsakus duodančios smegenis į, kaip sakant, įvairius stimulus ir taip toliau. Ar, na gerai, jau paauglys pradeda suprasti, kažkoks aš čia netoks, čia iš manęs draugai atsisako, ten dar kažką. Jisai suvokia, kad pačiam ieškoti pagalbos. Retai, kada tai būna. Dažniausiai kas turi pastumėti tėvai, ar jau tas, kai suaugęs jis pradeda ieškoti, nes jam trukdo gyventi. Ir taip būna. Plus dabar šiuolaikiniai paaugliai tikrai daug skaito, domisi, randa, čia yra ir kitas niuansas, kur kartais fiktyviai ieško tam tikrų sutrikimų, bet tai vėl nereikia to nurašyti, nes tai irgi yra tam tikras signalas, kad reiškia tokiu būdu žmogus kažkokios ieško pagalbos, bet netgi kai turi iš tikro, pavyzdžiui, ar ne, gimsta su tokiam smegenim, kurios šiek tiek kitaip reaguoja, kitaip signalus atlygio paduoda į kitus dalykus ir taip toliau, tai paauglystėje būna, kad jau ir patys, pavyzdžiui, kartais ar tėvų paprašo, o dažnai čia irgi priklauso, kiek tas ryškiai matosi. Seniau, tarkim, iki 10 metų atgal būdavo, tai mažai kas dar žinojo, mažai kalbėjo apie tai, tai tikrai yra tokių ne vienas ir ne du, kur, pavyzdžiui, žmonės, kurie jau suaugus, sako kartais, kaip atrodo įvairiai tie gyvenimai gali atrodyti, bet, pavyzdžiui, tarkim, iš klientų turi netgi ir savo verslą kartais, ar ten kažkokią veiklą, kur hiperfokusas yra, puikiai yra, ar ne, ir, pavyzdžiui, yra jau pusę metų automobilių be draudimo važinėja, nesumokėjo mokesčių ten, yra sąskaitos, eina, nuolat pamiršta, vėluoja visur ir taip toliau, bet ne dėl to, kad siektų išvengti mokesčių ar dar ką nors, bet nuoširdžiai dėl to ir kaltę jaučia, ir gėda, ir taip toliau, bet tiesiog atrodo, kad negaliu, neina to gyvenimus tvarkyti ten, kur bent truputį, veikla yra tokia, kur reikia prisėsti. Ir taip būna, ir tada patys pradeda ieškoti pagalbos ir atranda, kad iš tikrųjų, kad tiesiog kitaip smegenys operuoja. Akmuo net nukrenta galvoje. Taip, toks dažnai būna palengvėjimas, kad toks būna, bet su to ir kartais reikia padirbti, nes dažnai būna internalizuota tokia didelė vidinė gėda, kaltė, stiprus vidinis kritikas, o tas, kad tinginys, kažkoks nevykęs, netoks, nesugebantis, visokių tokių epitetų, pavadinkim, būna. Ir tikrai, kai gaunate diagnozę, supranta, kad, čia kitaip smegenys veikia ir kartais būna toks susipažinimas iš naujo. Šiaip aš dažnai, mergaitė moterim tinka, nes tokie yra stebimi lyčių skirtumai, kad, pavyzdžiui, mergaitės, kurios turi aktyvumo dėmesio sutrikimą, tame tarpe, netgi jeigu gretutiniškai ir autizmo spektro sutrikimas eina, ypač jeigu nėra stipriai išreikštas, tai yra daug didesnis maskavimas. Čia aišku klausimas, ar čia socializacija, ar čia kažkokie natūralūs skirtumai, bet pastebim, kad mergaičių verbaliniai gebėjimai vidutiniškai anksčiau ir geriau vystosi ir netgi kai yra geriau suvokia tą, pavadinkim, santykių sferą, bendravimo sferą, galbūt ir kažkiek čia socializacijos yra, gal kažkokių ir ypatumų yra, kad tokie, kur gal kažkokie ir biologiniai tie skirtumai, bet esmė tokia, kad dažniau maskuoja. Toks yra terminas maskavimas, kur viduj vienaip jautiesi, vienaip dirba smegenis, bet sugeba užsidėti tam tikrą kaukę, bet tas irgi vargina. Čia viena, pavyzdžiui, irgi kartais kelių į depresiją būna. Pervargimą, perdegimą, nes šitie žmonės daug dažniau negutiniškai perdegimą patiria, depresiją ir taip toliau. Tai tas irgi toks ateina naujas susipažinimas. Dabar, sakykime, jeigu aš turiu tą švarų dėmesio ir aktyvumo sutrikimą,
ar iš jo yra išaugama? Išmokstama valdyti? Jeigu aš, sakykime, jeigu su manim dirba nuo mažens specialistai. Jo, tai vienareikšmiškai atsakysiu ne, bet yra niuansų, taip pridėsiu. Tai nėra toks dalykas, iš kurio pavadinkim išaugama. Nes tai yra įgimta. Jo, čia dar taip, nes čia yra niuansų, nes jeigu žiūrim, kaip jisai konceptualizuojamas, kaip tas tikrasis aktyvumo dėmesio sutrikimas, tai yra neuro raidos sutrikimas ir jau žmogus gimsta su tokiom kitokiom smegenim šiek tiek, kitaip, kaip sakant, reaguojančiom smegenim. Ir esmė, kas kinta, pavyzdžiui, nes jisai irgi galim tokius 3 tipus išskirti, ar ne. Tai pats dažniausias yra toksai mišrus tipas, kur yra to ir nedėmesingumo simptomų, ir hiperaktyvumo. Tai žmonės galvoja, kad jų atmintis prasta, bet dažnai jų atmintis yra absoliučiai normali, nors dėmesys ir atmintis yra tarpusavy susiję procesai. Tai dažnai, kai žmonės skundžiasi atmintim, tokių tikrų jau atminties sutrikimų, ypač jei kalbam apie jauną amžių, jau netiek ir daug yra. Daug dažniau yra dėmesio problema, nes kad mes galėtume iš principo įsiminti, o ypač perkelti iš trumpalaikės į ilgalaikę atmintį, mes pirmą turim nukreipti ant dėmesį ir pakankamai tam tikrą laiko tarpą, pakankamai ilgai ir sąmoningai. Tai dažnai, kai žmonės traktuoja, kad atminties problemos, tai yra tam tikri testai, greitai pamatom, kad iš tikrųjų yra dėmesio problemos daug dažnų. O čia protestuoja psichologas? Jo, medicinos psichologas. Taip, čia medicinos psichologas dažniausiai atlieka, ar ne, tos dalykus. Jo, tai ir grįžtant prie to, tai taip, tai viena ta grupė, kita grupė yra ta vadinama hiperaktyvumo dalis, kur sunkumai, taip ar negaliu parodyti, taip gali atrodyti tas vaikutis, pavyzdžiui, taip, visaip taip, ir aš čia neperdedu, taip ir realiai. Matom visaip taip, krapštos, pamato kažkur bėga, kartais jie netgi visur bėga, o neina. Galima matyti, toks jeigu, čia nežinau, tikiuosi neužskaitysim kaip kažkokios reklamos, bet būdavo tokia reklama daug lietuvių, pamenu toks Duracell triušiukai. Tai jeigu toks geras palyginimas, kad ten 10 kartų daugiau energijos ir nesustoja, tai šuoliuoja toks ir tiesiog atrodo, kad ir nurimsta tik tada, jeigu labai įdomi veikla, kur gali, vėl sako smegenys, o čia tau duosim dopamino, imk ar ne, ir tada kažkiek pastojo. Taip tai juda, tai yra tas mišrus tipas, kur to ir to matom, tada yra, kur dominuoja hiperaktyvus tipas dominuojantis, kur yra ne tiek to dėmesio blaškumo, bet tokio judėjimo, ir yra toksai nedėmesingasis tipas, netidusis dar tipas kartais vadinamas, kur nėra tų judesio, tiesiog su tokiu gali kartais ir ramiai sėdėti, bet dažnai tarsi atrodo, kad kalbi, bet kaip sako, po pirmų 5 sekundžių jau matai, kad neapsiklaus. Nors gali kartais išlaikyti, bet... Akis laiko nesišmoko. Jo, panyra ir ne, ar kažkur eina ir taip toliau. Tai tokie 3 tipai, tai tarkim tas pirmas nedėmesingojo tipo, čia jeigu skirtumai kažkiek moterim, mergaitėm labiau būdinga šiek tiek, ir dėl to moskavimo dar plius, kai yra, tai dažnai dar būna ir nepastebima ilga laiko tarpą. Tai yra tie 3 tipai, pavadinkim, ir jie taip pat gali tokiais būdais pasireikšti. Dabar jeigu aš turiu vaiką tokį, turiu, jis ten 3, 4, 5, pradėjo į darželį, man ten auklėtojas, o jie iš čia skriaudžia, kanda, bėga metai ir dar kažką, tai vaikas kaip vaikas, jis tai ten laksto, jis nesupranta, o tėvams tai ir gėda, ir nepatogu, ir jis kviečiamas pasiaiškinti, ir kiti tėvai galbūt net puola. Ir tas, tikrai dabar madoja, sako, perdegė, bet čia nejuokinga, tėvai irgi perdega, jie nusivilia, jie nežino, ką daryti. Tai iš tikrųjų, o ką jiems daryti? Jo, aš to ir atsakysiu šitą temą, nes čia labai svarbi tema ir tokia kritiniam, ir kaip gal šiek tiek aštriau pasisakysiu šio klausimu, bet dar noriu grįžti dėl to išaugimo, ar ne? Taip. Tai esmė tokia, ar ne, kas yra stebima, kad dažnai link paauglystės, jauno suaugusio amžiaus, tas netidumo, nedėmesingumo panašiai išlieka, bet tas hiperaktyvumas pereina į tokį vidinį nenuilstamumą. Tai nebe tiek matosi išoriškai, bet žmogui jaučiasi tarsi, kad nuolat yra varikliukas, nuolat turi kažką daryti, veikti, sunku išbūti. Tai tos, vadinkim, ta hiperaktyvumo simptomatika išoriškai jinai linkusi mažėti ir nebe tiek
matom jos, bet pereina tarsi, internalizuojasi į tokį, toks kaip vidinis motoriukas, kur nuolat kažką daryti, judėti ir toks sunkumai išbūnant. O jis pavirsta į nerimą? Taip, dažnai irgi į nerimą pavirsta ir didina nerimo išsivystymo, nerimo sutrikimo išsivystymo irgi riziką kartais prie tam tikrų aplinkybių dar gali ir nerimo, kaip su palankę dirvą, pavadinkim, sudaro nerimo sutrikimo išsivystymai, nes skatina tokį, ir dar jeigu panyra ten į permastymus tokius visokius ir taip toliau. Man taip liūdnai skamba. Tai dabar turint hiperaktyvumą, aleliuja. Jeigu ne tos, tai gali išsivystyti į tą arba į tą. Tai praktiškai čia turi jau, laimingas tas turbūt, kas tėvus psichologus turi ir kurie teisingai ten išvairuos tą vaiką. Čia irgi yra visokių, kaip sakant, niuansų. Čia subjektyvumas, čia gali nebepastebėti arba pateisinti. Netgi ir kai pastebi, tai tikrai nėra lengva, nes visuomenė tik dabar, kaip sakė, ypač Lietuvoje, tik dabar ar ne taip atsigrėžiam ir matom, ir iš tiesų yra daug sunkumų ir tokių funkcionavimo sunkumų būna, bet nėra taip jau viskas liūdna, tam tikrom kombinacijom, pavyzdžiui, vaistai plus tam tikros intervencijos gali visai neblogai tą funkcionavimą atstatyti. Ir čia kartais ta liūdna dalis būna, kad kartais tas aktyvumo dėmesio sutrikimas gali ir toks vadinamas kaip butelio kaklelis būti. Butelio kaklelis reiškia, kad, įsivaizduokim, didelę talpą ar ne, bet tas skystis, jisai tokiu greičiu eina, koks tas, kaip sakant, ar ne. Kokio diametro jo, tas kaklelis. Ir kartais tas būna, kad netgi kai yra, pavyzdžiui, ir daug turi ir gabumų, ir netgi ten vidutinį ir aukštesnį intelektą, negali, kaip sakant, pilnų savo gebėjimų atsiskleisti ir netgi negali pilnai pasimti iš mokymosi aplinkos, kiek realiai jisai gali. Kaip sakant, būna ne intelektinės, ne dar kažkokios problemos, o, kaip sakant, toks būna dalykas ir iš to tikrai kyla sunkumų. Ir dabar galim perėti kaip tik į tą temą, kalbant ir apie funkcionavimą, tai tikrai yra daug sunkumų. Apskritai, pavyzdžiui, yra daugybė tyrimų, čia irgi gal taip į liūdną pusę bus, bet jeigu augina vaikus arba su autizmo spektro arba aktyvumo dėmesio spektro sutrikimų, tai patys tėvai, ypač mamos, turi daug didesnę depresijos išsivystymo riziką. Perdega ir depresijos rizika būna ten, įvairūs tyrimai rodo, bet dažnai ten 5 ir daugiau kartų didesnė pačių tėvų, pavyzdžiui, depresijos išsivystymo rizika, kurie augina tokį vaiką. Ir kas nutinka taip, tai būna dažnai ypač tokia atribucijos klaida daroma. Čia aš taip noriu taip jau labai stipriai pasakyti ir aiškiai, kad tarsi čia tėvų auklėjimo problema, kad neišauklėti vaikai ir taip toliau. Aš dar prieisiu, tad yra labai svarbu, ką tėvai daro, bet čia yra labai klaidinga, nes bent jau kiek turim šiuolaikinių tyrimų, turime rimtų tyrimų, yra visokių pamastymų ten, tam tikri žmonės irgi ten visokių buvo pasisakymų, tokių turi, kad neva čia kažkaip nuo ryšio ir kitų dalykų, tai prieraišumas svarbus, bet jisai svarbus kitiem dalykam, bet prieraišumas ir hiperaktyvumas niekaip nėra susiję reikšmingai dalykai, čia yra atskiros kategorijos. Tai gali taip, jeigu ten dezorganizuotas prieraišumas, tam tikras elgesys, kažkiek priminti, bet tai bus kita kategorija problemų. Taip. Ir kitaip sprendžiama, bet tai yra, kaip sakant, kiek turim bent jau žinių, tai yra grinai toksai išskirtinai biologinis sutrikimas, kur nei tėvų, ta prasme, aišku, tėvų aplinka, taip tarsi struktūravimas, nestruktūravimas, tai gali truputį paskatinti, palengvinti, bet tai niekaip nuo tėvų auklėjimo, akių kontakto, praleisto laiko su vaiku, niekaip pačio buvimo ir nebuvimo sutrikimo, niekaip neįtakoja čia taip vienareikšmiškai. Dabar prie telefonų dar prieisiu, čia yra irgi niuansų, bet noriu šitą labai įtvirtinti ir tai yra labai svarbu, kur aš sakyčiau kartais tokį netgi leisiu įvardinti institucinį smurtą patiria tėvai, kur reiškia, institucijos bando įtikinti, kad čia yra, kaip sakant, tokios problemos ar ne, ir kad tai yra vien tik ribų problemos. Vėl, ribos labai svarbios, bet dažnai tarsi tokia žinutė, kad jūs čia nepakankamai auklėjote, dėmesio skyrėte ar kitus
dalykus, dėl to tam tikri elgesiai pasirodo, tai nieko panašaus. Tai čia turim, aš tik patikslinsiu, čia turima omeny pedagogus. Apskritai kartais ir kitur, kur institucijose susidūrėma, aš prieisiu prie to, kad nedemonizuoti jų galima ir juos suprasti, nors tiek, kiek reiktų iš tikro paruošimo, tai turbūt nei vienas pedagogas negauna Lietuvoje. Mums trūksta tikrai psichologų. Čia absoliučiai tą ir vėl čia nėra netgi ir tų pedagogų kaip individualių problema, kaip ir tokių, galim sakyti, dalinai kažkiek yra, bet čia jau yra visa, kaip sakant, struktūros, organizavimo problema ir taip toliau. Tai noriu tą atkreipdėmės. Tik tiek, kad tuo pačiu čia vienas kitam neprieštarauja, kad čia nėra pedagogai kažkokie blogi ar dar ką nors, jie dažnai veikia taip, kaip veikia, iš to, kokias žinias turi ar ne. Ir kartais būna, kad susiduria ir tarsi labai pristato, kad čia kažkaip netaip auklėjimo, kažkaip išsako tos nusiskundimus ir taip toliau, ar ne. Nors taip, jeigu čia aišku visai būna, bet dažnu atveju, jeigu vidutinį tėtį, mamą paimtumėm, kurie turi šitos vaikus, tai jų, kaip sakant, ten ir jau nekalbu, kiek finansiškai išleidžia, laiko prasme, energijos, ten būna kelionės nuo specialistų pas specialistus ir, kaip sakant, ten ir logopedai nuo ankstyvo amžiaus, ergoterapeutai, būna įvairios kitos terapijos, daug tikrai, kaip sakant, taip jau ten, kiek teko matyti, arba kiek daina ir artimesnėje aplinkoje tikrai ten dirba tokie jau tos mamos, kaip tai, jeigu lyginsim su neurotipiniais vaikais, tai ten darbą kvadratu, gal netgi kubu. Ar ne tokia? Taip, susiduriam. Ir irgi mums trūksta žinių. Jo, tas ir būna. Ir dažnai tokia būna, kad tarsi, tokia, čia priklauso irgi, pavyzdžiui, aišku, čia ir nuo tėvų irgi kažkiek brandos, nes kiti tėvai natūraliai, kai tokį pasijunta nesuprasti, pasijunta puolami ar ne, ir taip toliau, natūraliai, kad jie irgi įsijungia gynybinės reakcijos ir gaunasi iš dialogo kažkoks jau toks konfliktas. Čia irgi, kaip sakant, kai, pavyzdžiui, ateina tėvai, jeigu, kurie turi, tai čia toks labai du aspektai, kad tai, kas tinka neurotipiniam vaikam, dažnai čia ir kartais tokia vidinė kaltė kyla, pavyzdžiui, ten žiūri grupėse, kai būna skaito daug literatūros, pavyzdžiui, viskas tvarkoje yra tokia, pavyzdžiui, yra programa Neįtikėtini metai, labai gera, kur turim ir Lietuvoje, kur... Bet ten, kur? Čia ir įvairūs ir psichologai vykdo, visuomenės sveikatos biurai dažnai, socialinių paslaugų centrai. Dar pavadinimą pasakyti. Neįtikėtini metai tokie vadinasi. Neįtikėtini metai. Taip, vadinasi, ten yra tokia mokslų grįsta programa, jinai fantastiška neurotipiniam vaikam yra ir tos problemos, kur kyla. Ir ten taip tikrai, tai ir ribų klausimai ir taip toliau. Bet tas ir ribų brėžimas ir kiti dalykai, jeigu mes taikom vaikam, kurie turi aktyvumo dėmesio sutrikimą, lygiai taip pat kaip neurotipiniam vaikam, ne tik, kad nepadeda, dažnai netgi atvirkštinius rezultatus sukuria ir, žodžiu, tokių daug dalykų ir dar tėvai dar labiau save kaltina, kad čia taip neišeina, stengiuosi, dar girdi ir iš aplinkos kažkur, kad čia per daug lepinat, ar ten kaip tik per mažai čia griežtumo, taip toliau. Aš dar pertrauksiu truputėlį, dar dažniausiai, ką tėvai daro, kai, juos, sakykime, puola, jie keičia specialistus. Jie pabuvo pas vieną, ten tas eina pas kitą ir eina ratu. Taip, tas nėra blogai, iš karto pasakyčiau, nes čia dar yra tokių niuansų, kad, kaip čia pavadinkim, kalbant, ir čia ir iš psichoterapijos gerai ištyrinėtas dalykas, kad pirma turi būti terapinis ryšys ir terapinis alijansas. Geras su klientu, kliento, specialistų ir vaiko, ar ne, arba kliento terapeutų, taip toliau, tada visos kitos technikos jau eina. Nes kartais gali būti, pavyzdžiui, kad ir čia vėl, ne kad specialistas blogas, gali būti fantastiškos kompetencijos objektyviai, kaip sakant, labai ir niuansų žinoti ir taip toliau, bet tam konkrečiam vaikui netikti, kažkas vaikui, nes vėl su suaugusiais šiek tiek lengviau patyrinėti būna, kas ten sprendžia, kas ten specialistam yra, bet kartais tokie, kur atrodo neturėtų būti svarbus dalykai, bet, čia, pavyzdžiui, suaugusių daugiau parodys, bet būna, kad terapeuto balsas taip patinka arba nepatinka. O yra moksliškai, man taip spontaniškai kilo mintis pagrįsti, iš tikrųjų būna, ateina vaikas, tipinis vaikas, nemielas jis tau ir viskas.
Ir negali netgi paaiškinti, kuom. Taip, čia irgi, jeigu taip psichoterapijoje dažnai tokias naudojamas terminas būna kontraperkelimo reakcijos, tai reiškia įvairūs įsitikinimai, kaip sakant, projekcijos, kurias terapeutas į klientą, tame tarpe vaiką suprojektuoja ir irgi gali būti, kad irgi kažką galime ir neįsąmoninti, gali kažką priminti, gali būti, kad irgi galbūt kažkokius ir mūsų ar nesaugumus ar prisiminimus iškelia, arba šiaip kažkoks, kad ir balso diapazonas, kažkaip mums irgi sensorika judina, bet tai būna, taip būna ar ne kartais. Tai dabar reziumuojant. Jeigu aš turiu hiperaktyvų vaiką, man vis tiek turbūt reikėtų bent jau pasitarti su psichologu, kaip jį auginti. Jo, ypač siūlyčiau dar ieškoti, kurie specializuojasi toj temai, nes aš pats taip jau tais senais neatmenamais laikais, kiek čia jau gerą 10 metį atgal, pavyzdžiui, aš klinikinę psichologiją esu užbaigęs, ar ne, kur ten, tikrai ir to metu ten buvo tokia viena pažangiausių, pavadinkim, Lietuvoje programų turėjo, čia Vilniaus universitete magistratūro, ir ten lietėm tos klausimus, bet, pavyzdžiui, vaikų su aktyvumo dėmesio sutrikimu labai minimaliai tokie tik bazė, o ten jau buvo po to jau tavo reikalas, kiek tu ten to domiesies ir kiek, man žinoma, netgi šiai dienai tokių universiteto studijų, kur labai rimtai į gylį ten jau eitų būtent šitoj temai, taip jau labai ir neturim. Čia paliekama pačio specialisto, kad jisai visokius kursus ir taip toliau. Tai aš siūlyčiau, jeigu ir kreiptis, tai būtinai kreiptis, kas specializuojasi toj temai, nes netgi, kaip vėl, čia reikia tą suprasti, kartais apskritai psichologo profesija ar ne, toks naujas dalykas Lietuvoje, kaip jisai nenaujas jau daug dešimtmečių, bet ypač po COVID ir ne pandemijos, žmonės pradėjo drąsiau kreiptis ir kartais įsivaizduoja, čia lygiai taip pat kaip, nežinau, koks automobilių meistras. Gal yra tokių, bet greičiausiai nėra tokių, kurie gali viską nuo kėbulo, elektronikos, variklių, pavarų dėžių ir visko taisyti, surinkti ar ne ir viską pataisyti. Dažnai ir būna, pavyzdžiui, variklio meistras su elektronika ar ne, ir dar netgi būna irgi ne visų variklių, tam tikrų variklių ir taip toliau. Pavyzdžiui, jeigu mes dabar toks negražus gal palyginimas, bet, kaip sakė, negražus žmonės su daiktais lyginti, bet, gal kaip vaizdžiau bus, bet jeigu mes turim vėl kokį ten, pavyzdžiui, ypatingą variklį, kokį, nežinau, ten Maserati ar Ferrari variklį, sutinkat, kad ir koks geras meistras tikrai ne pas bet kokį nuveši, kad tau tinkamai, tai va čia gal toks panašus, kur turim tokį vaiką, kuris tikrai turi, kaip sakė, jisai, ta ypatingumo yra prasme, kad yra taip funkcionuoja, reikia, jeigu ieškoti, kur specializuoja, čia labai pasidomėti, ar yra specializacija, tas labai svarbu, nes nuėjus bet kur, aišku, jeigu sąžiningas psichologas ir pagal etiką laikos, jisai greičiausiai pasakys, kad aš nedirbu gal, bet galiu nukreipti, tai galim pradžioje ir bet kur kreiptis, bet reiktų ieškoti, kas specializuojasi, domisi, kažkokių mokymų, sertifikatų turi toj srity. Aišku, svarbu bazinis išsilavinimas ir faktas, bet tai toks Toliau šita tokia yra labai kontroversinė, jautri tema gali būti, bet ir pas gydytoją psichiatrą kreiptis, nes yra niuansų, šitaip jau... Kartais medikamentinio gydymo. Jo, ir bent jau kiek tyrimai rodo, kad visos yra milžiniškos meta-analizės, kad maždaug, pavadinkim, 2/3 rezultato to tokio, pavadinkim, simptomų išreikštumo, funkcionavimo pagerėjimo to vaikučio, taip toliau ir žmogaus apskritai vis tik vaistai gali. Tai apskritai, jeigu žiūrint iš visų tokių, kur mes turim, ar ne, ten, psichikos sveikatos sutrikimų kategorijos, tai vienas labiausiai, kur geriausiai turi atsaką į vaistus. Pavyzdžiui, ten, kad tokiam kiekiu žmonių, taip gan universaliai padėtų ir taip stipriai. Nes čia turi būti sąžiningas, kad psichologiniam priemonėm, net kai specializuojamės ir aplinkos struktūravimui, tas labai svarbu, bet mes tokiu geriausiu atveju maždaug 1/3 galim to rezultato gauti, tai nebijoti. Aišku, čia vėl, kad jau ten, čia jautri tema, tai vis tiek kreiptis vėl. Netgi jeigu gydytojas ir nustato diagnozę, jūs neprivalot iš karto vartoti vaistų, bet jūs galite pasidomėti, šviestis ir dauguma žmonių, pavyzdžiui, kai ir suaugusiam nustato ir gauna tos vaistus ar ne, tai jiems sako, būna tokia dažnai reakcija, sako, su humoru, sako,
oba, sako, aš negaliu patikėti, sako, tai vat kaip jūs sako, čia normalus funkcionuojat. Taugi sako, kad aš atsikeliu ryte, sako, aš suplanuoju ir įvykdau tą planą ir nepavėluoju dar nieko. Gerai, dabar pažiūrėjom tą hiperaktyvų ir dabar pažiūrėkime į kitą polių. Būna vaikai kitokie ir pas manęs jų irgi būna kabinete, geruliai, sėdi tvarkingai. Pavyzdžiui, aš jų net ne visada galiu pasisodinti, nors pagal ten Montessori metodikas ir kitas, kad su bent jau iki 5 metų visai gerai ir ant žemės su to vaiku žaisti, nes jis gali pozas keisti, jam atitinka jo fiziologiją. Nepasodinsi jo ant žemės. Jis gražiai eina tvarkingai, mato, kad yra vaikiška kėdutė staliukas, atsisėda, laukia užduoties. Kažką daro, viskas tvarkinga, jeigu duodi smėlio, jisai dairosi, kur nusiplauti. Tai kaip tas vaikas, kokiom jis problemom ir kokį karą vidinį jis kovoja? Jo, tai čia, taip jeigu žiūrėsim, čia yra daug niuansų, tai tiesiog noriu irgi visada pasakyti, kad čia kartais bent jau atributuojama tam Zigmundui Freudui tokia citata, sako, kartais cigaras yra tiesiog cigaras. Tai jinai turi tokia ir su humoru, ir atsižvelgiant į Freudo, ir net tas visas, ir tam tikras teorijas, taip toliau tokia ir su humoru prasme, bet ir to pačiu labai gilę prasme. Turi, kad kartais būna, pavyzdžiui, tiesiog stipriai išreikšta intraversija, ar ne, plus aukštai išreikštas toks uolumo, disciplinuotumo kaip bruožas, tarkim, ir tai nesukelia ni pačiam vaikui kažkokio didelio kentėjimo, neveda į kažkokią patologiją ir tai tiesiog tokia, vadinkim, jo asmenybės bruožų išraiška, kur jisai toks struktūruotas, disciplinuotas, netgi be tėvų, ir dar galėsim praplėsti, kai ką nustebins, kartais tokie vaikai būna, kad tiesiog jų nėra didelis procentas, bet tiesiog biologiškai taip jau nervų sistema kartais, kur be didelių pastangų jau būna tvarkingi nuo ankstyvo amžiaus. Matos ir ne jokia nei traumos atsakas, nei dar kas nors, bet tiesiog yra tam tikri niuansai. Pavyzdžiui, ką jisai visą laiką susitvarko drabužėlius? Taip. Savarankiškas? Taip, toks jau nuo ankstyvo amžiaus gali matyti, kad šiaip, pavyzdžiui, išsipurvina, nueina, nepatinka jam, kaip sakant, ta sensorika nepatinka, atgal sudeda daiktus, iš kur paėmęs ir taip toliau. Vėl, tai nėra didelis procentas, čia taip, įvairiai gali matuoti, bet jei kalbant tokia jau prigimties kraštutinė tam tikrų asmenybių bruožų išraiška, ar ne, kur taip ateina jau į šį pasaulį, taip, jeigu toks, taip jau moksliškai nuo vidurkio 4 standartiniais nuokrypiais ta išraiška yra, čia maždaug 1,5% tokių vaikų tai yra, kur jau gali matyti. Tai turėtų omeny, kad kartais gali būti, aišku, tai reti atvejai, kur tiesiog yra biologiškai taip ir, tarkim, tėvus gauna, kurie priema, nespaudžia papildomai. Tokia būna kartais netgi ir tokių situacijų, kur kartais vaikai iš prigimties turi svarbą, kur kaip tik tėvai sako, tu eik pasilinksmink, ten jau kažką ir negero padaryk, ar ne, o tas vaikas sako, tėti, mama, ar gali man tokį korepetitorių dar nupirkti ir tą užsamdyti ir taip toliau, patys tėvai sako, kad jau neramu dėl to. Taip, bet kartais būna, kad taip jau iš prigimties, taip turi tam tikrus tokios charakteristikos sukrenta, bet šitokie, labai, vadinkim, netipiniai, vienetiniai atvejai. Bet noriu pasakyti, kad gali ir taip būti. Pirma, kad tą labai gal taip išsiplečiau, bet aiškiai. Dabar jau einam, kad kokios kitos priežastys to gali būti ir kas gali nutikti, ar ne? Tai čia dažnai vadinami toks yra susikaustimas, toks labai stipri taip inhibitorinė kontrolė arba suvaržančioji kontrolė, kad tie vaikai jau toks, galim sakyti, netgi atvirkščias šiek tiek variantas, kur aktyvumo dėmesio sutrikimą turi kaip tik impulsus negeba slopinti. Neslopina, o pas juos šitas režimas, padinkim, į kitą pusę, nors čia irgi mūsų ir turbūt visuomenės įsitikinimus, nes vienus mes paskiriam į sutrikimų grupę, šitų, kur turi iš prigimties labai stiprų tokį varžymą, tokį drovumą netgi prigimtinį, nėra jokių tokių sutrikimų tai grupiai. Pavadinkim vaikų. Aš manau, kad jie labai stresuoja, nes aš kai dirbu prakaituoja ir dėlinukai ir jie atrodo, kad sulystų pats į savo kūną, įtrauktų galvą. Tai gali būti tokia inhibitorinė ta kontrolė arba varžančioji kontrolė, kur iš prigimties yra, kur jie yra tokių įdomių ir tyrimų, pavyzdžiui, kur jau netgi nuo 2 metų amžiaus galim pastebėti tam tikrus aspektus. Pavyzdžiui, yra tokios užduotys, kad įveda
vaikus į nepažįstamą kambarį, bet kur yra daug žaislų, ta prasme, tai nors logiška, kad dauguma vaikų susidūrė su to, ko išsigąsta, grėsme, kažkokia, pavyzdžiui, ten pabaisa, taip truputį sustingsta. Ir yra taip stebima, kad dauguma vaikų, pavyzdžiui, kad eina į naują aplinką, tarkim, vieni vaikai jau net negalvoja, mato tą žaislas, eina, juda, kiti vaikai netgi atėję į naują aplinką, kuri nėra grėsminga, trumpam sustingsta ir po to tik tai apšyla ir tada eina daryti dalykus. Tai, pavyzdžiui, tie vaikai, kurie taip sustingsta, vėl, čia aišku yra daug niuansų, bet gan su nemaža tokiu, kaip sakė, su tikimybė, gan tiksliai galima prognozuoti. Pavyzdžiui, yra tyrimų, kur nuėma tos vaikus ar ne, kaip jie elgėsi tuo metu, toj užduotį. Ir, pavyzdžiui, kai jiems būna 21 ir pastebima, jog tie, kurie linkia į tokį susivaržymą, jie dažnai išlaiko, dažnai būna aukštas neurotiškumas, polinkis stipriai išgyventi nemalonias emocijas, toks jautrumas streso atsakų ir toks netgi matymas, kad visada per truputį grėsmės prizmę, kad reikia daugiau laiko, kad nervų sistema saugumą pajustų. Ir pirmas atsakas yra ne artėjimo motyvacija, o sustingimo toks atsitraukimo motyvacija. Tai, pavyzdžiui, jau galima anksti šiek tiek pastebėjau. Tai nėra likimas, ne 100% tai yra, bet jau nuo anksti tam tikros tendencijos galim matyti. Tai ir tie vaikai, kaip gali būti, tarkim, yra biologija, čia netgi yra toks terminas, čia yra netgi radikaliai atvira dialektinė elgesio terapija, kuris skirta. Jūs taip mandriai nepasakokit, mes čia nesuprasim. Taip, bet, aš noriu oficialius pavadinimus, ar ne, tokius daryti, kur esmė yra, kad dauguma terapijos ilgą laiką ir buvo nukreipta labiau į tą pusę, dar yra tokie, tarkim, du skirstimai, eksternalizuojantis, internalizuojantis sutrikimai. Eksternalizuojantis reiškia išorė tokie, kur, tie, kurie šaukia, mato, gadina dalykus ar ne, tos, kurios, kaip sakė, sunku ignoruoti būna, ar ne. Yra internalizuojantis sutrikimai, čia aišku eina ir nerimo tam tikrai, ir depresijos, kur labiau į vidų nukreipti tokie yra, ar ne. Tai pastebėta, kad vieni žmonės linkia į emocijų ir elgesio disreguliaciją, nekontrolę tokią, ir kiti yra linkę į tokią hiperkontrolę arba perdėtą kontrolę. Jo. Jūs dabar taip sausai supasakojo, čia tas, realiai aš, kad aš pažinčiau aplinkoje. Bet mums labai svarbu dar prieš tą pereinant, nes matot, sakau, tai, ką matomas elgesys gali labai skirtingas priežastis turėti. Dėl to svarbu vis tiek suprasti, kaip viduje yra. Ir, pavyzdžiui, yra tokia nustatyta, kad jau nuo mažens čia yra, gali būti biologijos ir aplinkos tokia sąveika, genų ir aplinkos sąveika. Ką tas reiškia? Tai reiškia, kad dalis žmonių, ar ne, pavyzdžiui, turi tokį pasižymį gan nuo anksti tokia, kur yra biologinė dalis, kur gimsta tokia, kur turi stiprią inhibitorinę kontrolę, tam tikras smegenų dalis yra, kad jau nuo prigimties duoda tokį slopinamą atsaką. Jie jau netiek drąsiai, nepatyrė jokių trauminių įvykių, vaikai, netiek drąsiai eina, turi apšilti, lėčiau išbando dalykus, kaip sakant, ir taip toliau. Ir reiškia tokį, jų atsakas, kai vienų yra bėgti, lėkti ir taip toliau, kito atsakas labiau sustingti. Tada turi padidintą jautrumą grėsmiai. Ką tas reiškia? Čia tokie žmonės, kurie, kai žiūri rožę, pirmą mato spyglius, o po to jau suranda būdą, kaip neįsidurti, tada gali žiedą pažiūrėti. Ar gali tai būti toks vaikas, kur mato pirmą kartą naują kažkokią priemonę ir jis neįsitikinęs, jis net nenori jos žaisti? Jiems smegenys sako, kad čia yra neaiški, jie turi didelį neapibrėžtumo netoleranciją. Kai yra neaišku, neapibrėžta, jų sako kūnas, tu venk, būk atsargus ir sustink. Bet čia gali būti, kad aš visada noriu būti tas, kur gerai atlieku užduotį, tas šaunuolis. Čia dar prieisim prie to, bet pirmas svarbu suprasti tą biologinę dalį. Tai, kad yra įgimta, toliau yra toksai polinkis į detalės orientuotą informacijos apdorojimo stilių. Tai čia galim tokius stilius. Yra vienas globalus informacijos apdorojimo stilius ir detalės orientuotas, kuris irgi nemaža dalim prigimtinis yra. Tai globalus informacijos apdorojimo stilius yra, kur, pavyzdžiui, išgirdo, kad pas Joną šiandien eisim gimtadienį švęsti. Ir pažįsta 3 Jonus, neapsigilina. Aišku, pas Joną maždaug supratau, pirmą bendrą paveikslą supratau ir gilinos tik tiek, kiek man po to reikia, kad po to jau iškyla klausimas, palauk, pas katrą čia Joną eisim ir taip toliau, ar ne? O tam, čia irgi yra kontinuumas, o į detalės orientuotą informacijos apdorojimo stilių, kur turi žmonės, tai yra, kad pirmą mato
detalės ir jas labai smulkmeniški tokie orientuojasi ir tik po to gali matyti vaizdo, kartais pameta. Tai kaip sakant, miške pamato individualų medį ir jo žievės rievės ir kiekvieną šakelę ir tiek įsigilina, kur po to, kaip sakant, tokie pagalvo, palauk, aš čia miške esu, ar kažkaip, ar ne, kad taip tą sunkiau tą bendrą vaizdą kartais pagauti, arba užtrunka, ar gali užstrukti detalėse, pavyzdžiui, ir žiūri tą naują daiktą ir kiekvieną ten detalę mato kažkokį brūkšnelį, kur mes net netkreiptumėm dėmesio ir mato, čia tai kombinacija, kad toks informacijos apdorojimas stilius su to tokiu didesniu jautrumu negatyvui pavadinkim, ar grėsmiai, tada greičiau pamato aplinkoje kažkas, kad ne vietoj, nelygiai, ne taip kaip įprasta, kur mes netgi nepagalvotumėm, o, pavyzdžiui, kažkaip ne taip, kitaip padėtas daiktas jau gali tą vaiką daryti. Arba mato užduotį, kuri yra neįprasta, jis taip sako, kūną sustink, įsivertinkim, palaukim ir taip toliau. Tai čia biologinė dalis. Dabar kas nutinka? Kartais, jeigu tokie vaikai, pavyzdžiui, gauna dar tokius tėvus arba aplinką, kur yra aukšti standartai ir aukšti reikalavimai, ir yra labai bausmės už klaidas. Aš jau labai grubiai išsireikšiu, bet nes čia, pavyzdžiui, tokia biologija, jeigu turi žmogus, tai didina riziką, kad gali anankastinės asmenybės sutrikimas netgi. Išsivystęs anankastinės arba obsesyviai kompulsyvios asmenybės sutrikimas. Tai reiškia, kur yra polinkis į, taip sakant, į klinikinį perfekcionizmą, į tokį žinojimą, kaip viskas turi būti, vienintelis teisingas atlikimo būdas, nepasitikėjimą absoliučiai kitais žmonėms, negebėjimą deleguoti darbo, nebent žinoma, kad kitas žmogus lygiai taip pat padarys pagal to žmogaus teisingas taisyklės, procedūras, į tokį skrupulingumą, kategoriškumą ir visko surimtinimą tokį. Tiem žmonėms žiauriai sunku atsipalaiduoti, nes netgi kai jie pramogauja, ar ne, sako, reiks eiti į žygį, jie praleis 3 dienas išsirinkti optimaliausius batus, kurie turi pačią geriausią medžiagą, optimaliausiai gali spiruokliojimą atlikti, tada žiūrės, kaip tą reikia. Jeigu žaidžia Monopolį, tada gali rimtai įsižeisti ir supykti, jeigu kažkas nėra paskaitęs visų taisyklių 10 kartų ir kažkaip netai padarė. Tai viską, taip, ta prasme, ar ne. Tai, ir tai grįžtam, jeigu toksai vaikas biologiškai gauna tokią aplinką, kur tokias 2 žinutės gauna. Dar ir palaiko tėvai. Taip. Ir vieną žinutę, aš jau grubiai, bet čia iš realių klinikinių atvejų, kur kartais, pavyzdžiui, tėvai sako, ar ne, kad 10 gauti yra norma, olimpiadose dalyvauti norma. 9 jau, kaip sakant, aš jau labai grubiai baisiai su juodu humoru išreikščiau, jau abejojama, ar čia tėvystę pripažinti ir atsisakyti to vaiko. 8 reiškia, kad tu, kaip sakė, nenusipelniai šiandien valgyti, laukia miegosi su gyvūnais. Aš sugrubinu, bet turiu netgi realų vieną tokį atvejį, kur panašiom aplinkybėm auga, bet jeigu ir nemam tokių ekstremalių atvejų, bet ta pati žinutė, kur tėvai patys žiūri ne kas gerai, o kas blogai nuolat atkreipia dėmesį ir transliuoja žinutę, kad jeigu tu suklysi ir ne viską tobulai padarysi, sulauksi nuobaudos, nepriėmimo, atstumimo. Ar tai ir paskatina, sakykime, abiturientų suicidams? Vienas iš kelių. Nebūtinai, kad, čia noriu labai pasakyti, kad tokio, pavyzdžiui, vieno nulemenčio veiksnio savižudybė dažniausiai nėra, tai yra sankaupa, kur irgi tam tikra asmenybė, sąveika su aplinka, bet taip, šitie žmonės irgi turi didesnį savižudybės ir savižalos riziką negu bendroji populiacijoje, nes jie turi baisiai stiprų vidinį kritiką. Ir tas perfekcionizmą tokį, kuris nuolat sako, tokį įvelia jos į tokį žaidimą. Iš pradžių dažnai būna tėvai arba aplinka. Vėl, nes būna, pavyzdžiui, vaikų, kurie gimsta su kita biologija, tarkim, visiškai priešingai, tokį turi globalų informacijos apdorojimo stilių, mažas jautrumas nesėkmė, mažas jautrumas grėsmiai, didelis jautrumas atlygiui, kaip sakant, smegenys ar ne, turi mažą inhibitorinę kontrolę ir ten tėvai gali, kaip sakė, 9 kailius nusilupti, rėkti, šaukti ir kokią žinutę sakyti. Tai dažnai toks vaikas su tokia biologija gali išsinešti žinutę, kad čia tėvai, kaip sakant, įsitempia, jiems čia reikia atvėsti ir atsipalaiduoti. ir jis nesivysto. Bet čia toks narcisizmas gal net. Čia dar irgi yra niuansų. Jo, bet ką noriu pasakyti, čia aišku, aš tokius jau vėl
taip sakant, irgi esu šiek tiek sugadintas, nes tiek taip daugumą laiko su klinikiniais atvejais praleidžiu, tai irgi šiek tiek tokius matau, pavadinkime, ekstremumus tokius, bet grįžtant ir tą viduriuką, ką noriu pasakyti, kad vėl, bet jeigu tie vaikai turi tokią biologiją ir gauna tokius tėvus, tai būna žiaurinis vidinis kritikas, kuris įvelia į tokį žaidimą, kuris sako, kad turi būti viskas tobula pagal tam tikrus taisyklės ir dėsnius. Ir yra dichotominis mąstymas, čia baisus, baisi kančia. Jo, juodas baltas mąstymą, reiškia viskas arba nieko. Tik dvi kategorijos yra. Arba 10, arba nesėkmė. Pažįstu tokių žmonių. Arba, kaip sakant, pirmą vietą, arba, kaip sakant, čia man labai įstrigęs, ten dirbom su vienu klientu, jo tėtis jam taip ir sakydavo, sako, sūnau atmink, kad antra vieta yra pirma nevykėlio vieta. Tai va tokias, žinot, čia aišku vėl tokie ekstremalūs, bet tai būna, bet galim ir švelnesnę formą. Bet tas yra, kad viskas arba nieko, toks mąstymas, kad arba tik teisingai padaryti, arba gali sakyti, kad jeigu daryk kažką gerai, o kitaip tai negadink medžiagos, nes kažkas iš jos gerai padarys. Ir visokios tokios žinutės, plus aukšti reikalavimai ir jų sureikšminimas. Arba 10, arba būsi benamis prie konteinerių. Tokius, kaip sakė, gali ir švelnesnė forma, subtiliau pasireikšti, bet aš kartais mėgstu ir aštriau pasakyti, kad tokį pailiustruoti. Kaip yra, bet esmė tokias gauna žinutės ir būna siaubingas vidinis kritikas, kuris tokį žaidimą įvelia. Nepakankamų standartų žaidimas, jau pačiu vidaus, kad žiūrėk, turi padaryti gerai, kol nepadarysi gerai, tol esi biški mažiau žmogus. Nėra ko atsipalaiduoti, palauk, tu dar to nepasiekai, dar gerai, galėsi pailsėti, bet kai tą pasieksi. Dabar kame problema būna, žmogus susikaupia, kažkaip pavyksta pasiekti tą standartą, tas vidinis kritikas sako, šaunuolis, pasiekiai, bet čia jau prieš 2 metus turėjai šitam lygiai būti. Dabar tavo pakankamai geras. Vėl, tai tą akimirką, kai pasiekė standartai, jisai vėl pasislenka ir vėl tokį, žinot, iš vidaus tas yra. Ir šito pačiu noriu, tai tie vaikai gali tokį vidinę baisinę įtampą, kaip taisyklė nerimo sutrikimai jiems būdingas didžiulis noras kontroliuoti ir baimė prarasti kontrolę ir kartais, kad sugrąžintų tą kontrolę, gali visokių daryti dalykų, perdaryti 100 kartų, perskaityti, perrašyti didžiulę įtampą, nes matot, tada klaida tampa ne tiesiog klaida ir pasimokymo galimybė, o klaida reiškia egzistencinę grėsmę. Mano savivertei, mano savęs vaizdui, aš tai grubiai pasakysiu, jeigu suklysiu, reiškia būsiu mažiau žmogus, nevertas meilės, nereikalingas ir viskas žlugs. Ir tada yra baisinė įtampa, kuri dažnai viduj būna ir kartais ir savižala išlenda, draskosi, pjaustos ir taip toliau. Toks dalykas, ar ne? Tai tą noriu jo pasakyti, kad labai svarbu kreiptis. O tiems perfekcionistams vaikams, kaip ir mes ir minėjom, ar ne, kad jie mažiau yra pastebimi, jie kaip ir iš dalies kaip ir norma. Taip, ir ne tik norma, dar kartais ir džiaugiamės, matot, yra netgi tas išorinis apdovanojimas, sako, koks protingas, koks fainas vaikas, sako, kur padėsi, ten rasi, sako, tėvai kartais tų vaikų sako, aš nesuprantu, ko jūs šitaip sėdit prie tų namų darbų, sako, mano taip pas vaikas pareidavo, išsitraukdavo ir dar prašydavo ten jį lavinti, šviesti be jokių pastangų. Kur čia reikėtų saugoti tą vaiką? Dabar pats pagrindinis dalykas netransliuoti žinučių, nes šitie vaikai labai greitai savo vertę su pasiekimais suporuoja. Tai reiškia, esu vertingas tiek, kiek atlieku dalykus teisingai, kiek tobulai. Jis čia taip pat sugalvoja? Išsineša tokias žinutes, jos dažnai net nėra sąmoningos, bet gauna tokias žinutes iš tos aplinkos, kad mano vertė pasiekimai. Jie taip identifikuoja, jeigu tėvai sako, oi, tai fainai, tu čia, arba išgirsta už sienos kaimyniai, sako, tas mano vaikas, tai į lauką neina, mokos. Čia yra toks niuansas, kad tiek tas, jeigu lyginam tą vaiką su kitu, tiek jeigu ir baudžiam jį už tai, kad neva nepasimokė, arba netaip daro, arba labai skatinam, tiek netgi jeigu labai džiaugiamės ir matosi vaikas, kad jo džiaugiamės labiausiai tik tada, kai parneša 10. Čia toks irgi yra. Netgi jeigu jo nebaram, ten nepeikiam, nebaudžiam už klaidas, bet jeigu pernelyg džiaugiamės, čia nieko nėra blogo, aš tą noriu pasakyti, kad ten džiaugtis to jo pasiekimais, bet čia labai svarbu džiaugtis tiesiog jo pačiu dar šalia, parodyti tą, kad jisai tiesiog
toks koks yra, Tai savo jam buvimu padėtų, tokiu. ar ne? Jo, buvimu, kad taip sakant tą vertę, arba netgi jeigu pasidžiaugiam, atsakyti, kad fainiai, aš džiaugiuosi, kad tu 10 gavai, bet dar galim pridėti, kad žinok, aš lygiai taip pat tave mylėjau kaip iki to 10, man lygiai taip pat tu svarbus esi, va tą žinutę tiesiogiai ir dar svarbiau netiesiogiai, nes čia yra niuansų, kad tiesioginiam komunikacija labai svarbi, bet netiesioginė komunikacija yra dar svarbesnė. Tai netiesioginė, tai kokia, ten sakykime, vaiką paglostyti. Ir taip, bet tarkim toks būna, kad dėl to čia ta tokia taisyklė, jinai teisinga, sako, vaikų nereikia auklėti, reikia patys save auklėti. Auginant vaikus, jinai turi daug išminties šitas momentas. Kaip tas atrodo, tai gali ta netiesioginė komunikacija, pavyzdžiui, kad ten, labas, aš tavim džiaugiuosi, kai fainiai, ir vaikas, pavyzdžiui, ten laimi kokią, nežinau, kengūros, kad ir kokią ten olimpiadą ir sako, wow, fainiai, jau vaikas mato, kad netgi veidų tėvai, nors nesako, kad kažko ten labai neigiamo, bet savo veidų parodo ir reakcijom, kad vis tik, kai gauni tą 10, o tada yra kitaip, ar ne? Ir šitie vaikai labai greitai šitą gali pagauti, ar ne? Ir turėdami tokią biologiją, tokią prigimtinę savybės, tam tikras dažnai tokias išvadas padaro, susiję. Tai labai transliuoti tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, ar ne, visokiais būdais ir savo buvimu, ir netgi dėmesio skirimu, ir skirti dėmesį ne tik, kad kaip pamokos yra, bet šiaip būti. Ypač labai svarbus šitais vaikais, kas apskritai, manau, šiuolaikiniai žmonės, šiuolaikiniai vaikai vienas didžiausių praradimų yra toks nestruktūruotas laisvas žaidimas. O kas tai yra? Ką dažnai, kur vaikas tiesiog pievoj su pagaliu pasiėmęs eina ir knabinėja, taip jeigu labai paprastai. Nėra, kad tai nėra taisyklių, nėra taisyklių, nėra struktūros, nėra, kaip sako, pats vaikas iš savęs kažką daro ir mes neprieinam savo, žiūrėk, tu čia pataisyk tą, žiūrėk, reikia dabar taisyklingai, dabar rankytę taip laikyti. Viskas gerai su to, yra vietos ir laikas tokiam, bet šitiem vaikam ypatingai svarbus toks žaidimas ir kad treniruot, kad mes galim džiaugtis ir aš tam džiaugiuosi, kai mes tiesiog laisvai vailiojam, šėliojam, taip ar ne, ir taip toliau. Taip. Gerai, dabar laiko mums nebeliko daug. Aš galvoju tokį padaryti blitz klausimyną. Gerai, drąsiai. Žinau, kad kiekvieną čia galima vėl vyniuoti dar valandą. Tiesiog 1-2 sakiniais. Tai gerai. Tai dabar, jeigu vaikas pas specialistą gauna lipduką saldainį, ar mes taip negadiname vaikų ir neskatiname vaiką dirbti dėl atlygio, o ne dėl rezultato? Čia yra niuansų ir yra tyrimų tame apie išorinę ir vidinę motivaciją. Kad jeigu mes vien tik kliaujamės tais atlygiais, ar ne, vien tik pastiprinimais kliaujamės, ar tai lipdukas, ar saldainė, nesvarbu. Kad ilgainiui taip, jeigu nėra vidinės motivacijos, kaip sako, taip, pavadinkim, neinam paskui vaiką, jo interesus, jo natūraliai apdovanojančią veiklą ir vien tik to, jeigu pasikliaunam, yra rizika, kad tai tampa kaip darbu. Tai, pavyzdžiui, kad jeigu naudojam metodą, kad patirti pirminę sėkmę, apskritai įtraukti vaiką, kurios kartais labai sunku būna įtraukti, viskas super. Kaip sakant, tokį pasakyčiau, jeigu trumpa, super metodika, bet vartot atsakingai reiktų pridėti. Supratau. Tai reiškia, ar tai blogai, ar nelabai blogai, jeigu kažką vaikas daro, nemotyvuotas ir mes sakom, oi šaunuolis, čia nėra perteklinis gyrimas? Ne, nėra blogai savaime, tik tai labai svarbu, kuo mažesnis vaikas, to turi būti už konkrečiai pagirimą. Jeigu sakom šiaip šaunuolis, tai dažnai jisai ir praranda vertę, ir svorį, ir kartais abstrakčiai per sunku vaikui suprasti, reiktų apskritai girti netgi toks principas ne už rezultatą, o už pastangas. Yra daug tyrimų tame, aš gal jau taip neapsiplėsiu, bet ir tą pavyzdžiui, kad labai šauniai pastengiai, šauniai priklijavai, pavyzdžiui, ar šauniai tą liniją išlaikė. Jeigu giriam, labai turi būti konkretus. Už konkretų dalyką, gerai. Taip. Toliau kitas. Rodom vaikui kažkokį naują žaislą, jam niekas neįdomu. Jis sėdi, nei to daro, kas iš tikrųjų vyksta vaiko širdelėje. Oi, čia trumpai. Blitz jo turi būti, aš nenoriu atsipaprastinti. Principe daug dalykų gali būti, tai kaip minimum ieškočiau, gal yra kažkur nesaugus jaučiasi.
Kaip sakė, kartais mes linkę psichologizuoti dalykus, kad reiškia viskas nuo psichologijos, bet kuo mažesnis organizmas, pavadinkim ar ne, vaikas, ko jaunesnis, to verta prisiminti tokią taisyklę, ar ne, kad, kaip sakant, alkaną pamaitink, ištroškusi pagirdik. Tai pirmą pradėčiau žiūrėti kaip su fiziologiniais poreikiais. Labai rimtai, gali taip yra, kaip sakant, iki tam tikro amžiaus kokį 70% problemų galim išspręsti iki 6-8 metų tą principą. O kartais, jeigu sąžiningai ir suaugę, taip turbūt daug kas sutiktumėt, kad vienaip bendraujat su savo aplinka, kai esate alkani ir kitaip po pietų. Tai ieškokim tų vietų, kur gal bent truputį matom, kur įtraukia ir tada žiūrim, kaip per tą priemonę galime kitur įtraukti, išplėsti, suporoti šalia arba ją kaip atlygį panaudoti. Taip. Gerai, dabar dar vienas klausimas. Dar patikslinsiu, noriu, kad trumpai apibrėžtumėt. Ar perfekcionizmas yra vaiko prigimtis ar auklėjimas? Abiejų kombinacija. Abiejų kombinacijų, supratau. Taip, kaip sakė, nors, bet aš čia noriu truputį išsiplėsti dar, gal man paminėti, nors kartais gali sudaryti įspūdis, kad reikia, neva, kad tada kitas tarsi būna, kad jeigu ne perfekcionizmas, tai reiškia visiškas kolapsas, žlugimas ir beleko darimas, tai viskas yra gerai turėti aukštus standartus, ambicijas, bet dabar ko skiriasi aukšti standartai ambicijos nuo perfekcionizmo vedamų, kaip sakant, dalykų. Tai jie eina tokiu daugiau iš noro, artėjimo motyvacijos, kad tai mums įdomu ir mums tai, kad tai mumis įtraukia, mums fainiai, mums patinka. Ir toliau, jeigu tai atimtų, man nieko neatsitiks. Taip. Galima taip sakyti. Sakykime, aš nelabai nusivilsiu, o perfekcionistas jau jam būtų sugriūtų, dangus griūna. Taip. Tai ir tas svarbu, bet dar svarbiau yra, kad man malonu, man įdomu ar ne. Toliau kitas, kad aš galiu pripažinti ir priimti klaidas kaip natūralų mokymosi proceso, neegzistencinę grėsmę. Tokia ir matau viską kontinuume, kaip sakant. O perfekcionizmas, kuo labiau perfekcionistiška, to yra, kad aš turiu būti jau Everesto viršūniai. Jeigu nesu Everesto viršūniai šią akimirką, reiškia susimovau blogai, nepaisant mano pastangų. Ar galima, pavyzdžiui, perfekcionizmą sakyti, kad tai tokia savotiška manija kažkokia veiklos? Nebūtinai, nes čia labiau vidinis procesas, kartais gali būti, pavyzdžiui, perfekcionistiškas žmogus ir kaip tik būti progreso priešas, nes sustingsta. Tiek laukia tobulų sąlygų, aplinkybių ir viskas būna, tai visko trūksta, arba vien tik tas galvoja, kad neišeis tobulai padaryti, tada neverta iš vis daryti. Tai gali paralyžiuoti. Gerai, sekantis. Jei tylus, idealus vaikas galėtų garsiai pasakyti, ko jam labiausiai reikia, ką jisai pasakytų, jūsų manymu? Aš galvoju, pasakytų, kad taip, jeigu galėtų sąmoningai labai kalbėti, kad priimkit mane toks, koks esu, ar ne, ir, kaip sakant, džiaukitės manimi savaime, o ne už mano pasiekimus, savybės ar dar kažką. Kaip atskirti adaptacijos sunkumą nuo charakterio, o charakterį nuo realaus sutrikimo? O, čia tikrai ne blitz klausimas, nes... Kas trumpiausiai šauna į galvą? Taip, adaptacijos, kaip sakant, sutrikimas... Nuo charakterio. Jo, nuo charakterio skiriasi tuo, kad tai būna netipiška žmogui nebūdinga reakcija, kad buvo žmogus vienoks ir staiga kitaip reaguoja jam netipiniu būdu, ar ne? Ir stebint per laiką tas turi koreguotis dažnai vienokiu ar kitokiu būdu. O jeigu kalbame asmenybės bruožus, charakterį, mes tai matysim, kad vis tiek kažkokį, vėl ne 100%, bet dėsningą pasikartojantį reagavimo būdą į dalykus. Ar ne? Ir sutrikimas jau yra, kuomet tai tampa labai ekstremali išraiška, pavadinkim, tokia netipinė. Jo, tai įvairiai gali būti, pavyzdžiui, tas pats hiperaktyvumas, kad ten minutės nenusėdi, šoka, bėga, laksto, ten, pavyzdžiui, negali daiktų, niekaip negali išbūti, netgi susitari su vaiku, po sekundės daro tai, ko netgi bandydamas, netgi savim nusivildamas tą daro, bet mato, čia pasireiškimų, aš mažiausiai 1000 valandų galėčiau kalbėti. Kad įvadiniai daliai ledkalnį pajudinti. Tai pasakysiu, tai gal čia sustosim jau. Gerai. Taip. Ko jūs išmokė klientai, ko neišmokė universitetas? Ko išmokė, tarkim, tai vienas, sakyčiau, tokia didžiulės pagarbos individualiems skirtumam. Tokios plačiai to žodžio prasme. Jo, kad kaip sakant, kad
labai tą individualų tokį prieimą, požiūrį. Aišku, vėl, ties visos žinios, visas matymas labai jisai naudingas suprantant, bet kiekvienas turi to tokio, kaip sakant, unikalumo, kur reikia vis tiek netgi, kaip sakė, iš esmės kiekvienam žmogui tam tikrą prasme remiantis, aišku, atrastais principais iš naujo parašyti terapiją jam sukurti tokią. Na ką, šiandien tikrai nekartą nuskambėjo, kad nėra nei kažkokio tai blogo vaiko, nei labai gero vaiko, yra tiesiog vaikas, yra atskira asmenybė, kuri auga savaip ir mes turim jį priimti, mylėti ir kiek galim jam padėti. Ir kaip ir sakė Dalius, tai greičiausiai ir dažniausiai reikia raminti ne vaiką ir auklėti, o mums patiems save. Ir ką, na ir Daliau, labai ačiū už pokalbį, už tas įdomius samprotavimus, už atvirumą, už skirtą man laiką ir mums visiems laiką. O jums ačiū, kad buvote kartu ir komentaruose parašykite, kuris daugiausia klausimas jums atliepė, o gal atsakymas, ką galėtumėm dar pagvildinti, gal net iškilo klausimų ir jūs galite man parašyti, aš perduočiau Daliui, mes dar padiskutuotumėm ar socialiniuose tinkluose ar kažkur tai. Ir tada iki kitų gerų susitikimų.